Iš pradžių skaitmeniniai finansiniai įrankiai gali atrodyti bauginantis, ypač jei neužaugote naudodami technologijas. Daugelis senjorų nerimauja dėl klaidų, apgaulės ar pinigų praradimo. Tai visiškai normalu. Gera žinia, šias baimes galima įveikti aiškiais žingsniais, šiek tiek praktikos ir tinkamos pagalbos dėka. Pažiūrėkime, kaip tai veikia. Pirmiausia, pradėkite nuo mažų dalykų. Nereikia visko išmokti per vieną dieną. Pradėkite nuo kažko paprasto, pavyzdžiui, sąskaitos likučio patikrinimo ar neseniai atliktos operacijos peržiūros. Pabandykite tai kelis kartus, kol pasijusite patogiai. Tada pereikite prie sąskaitos apmokėjimo arba priminimo nustatymo. Žingsnis po žingsnio mokymasis ugdo pasitikėjimą savimi ir mažina stresą. Nebijokite prašyti pagalbos arba lankyti užsiėmimus. Daugelis bibliotekų, senjorų centrų ar bendruomeninių organizacijų siūlo skaitmeninių įgūdžių seminarus. Kai kuriuose bankuose netgi dirba darbuotojai, kurie gali paaiškinti, kaip saugiai naudotis jų programėlėmis. Taip pat galite paprašyti patikimo draugo ar šeimos nario padėti jums atlikti užduotį. Spauskite mygtukus patys, kad galėtumėte mokytis darydami. Kuo daugiau praktikuositės, tuo savarankiškesni tapsite. Dabar pakalbėkime apie saugumą. Pradėkite nuo stiprių slaptažodžių. Geras slaptažodis turėtų būti sudarytas iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir simbolių. Venkite naudoti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, gimimo datų ar savo vardo. Niekada nenaudokite to paties slaptažodžio kelioms paskyroms. Ir nerašykite jų ant popieriaus, kad kiti galėtų juos matyti. Jei slaptažodžius sunku prisiminti, apsvarstykite galimybę naudoti slaptažodžių tvarkyklę. Kai įmanoma, įjunkite dviejų veiksnių autentifikavimą. Tai prideda antrą prisijungimo veiksmą, pavyzdžiui, kodo gavimą telefonu arba piršto atspaudo naudojimą. Net jei kas nors atspės jūsų slaptažodį, jis nepateks į jūsų paskyrą be antro veiksmo. Tai vienas iš paprasčiausių ir efektyviausių būdų apsaugoti savo finansinius duomenis. Venkite naudotis viešuoju Wi-Fi, kai jungiatės prie finansinių sąskaitų. Jei esate kavinėje, oro uoste ar bibliotekoje, palaukite, kol prisijungsite prie saugaus namų tinklo arba naudokite mobiliuosius duomenis. Viešas Wi-Fi gali būti nesaugus, o sukčiai kartais gali matyti, ką rašote. Taip pat įsitikinkite, kad naudojama svetainė ar programėlė yra saugi. Adreso pradžioje ieškokite HTTPS, o naršyklėje spynos simbolio. Galiausiai, būkite budrus ir informuoti. Jei kažkas atrodo ne taip, pavyzdžiui, keistas elektroninis laiškas, kuriame prašoma asmeninės informacijos, stabtelėkite ir dar kartą patikrinkite. Bankai niekada neprašys jūsų prisijungimo duomenų elektroniniu paštu ar SMS žinute. Nuolat atnaujinkite savo programėles, kad galėtumėte pasinaudoti naujausiamis saugumo funkcijomis. Ir atminkite, klaida nėra nesėkmė, tai mokymosi akimirka. Svarbiausia, kad išliktumėte smalsus, atsargus ir kontroliuotumėte padėtį. Įvaldę šiuos įpročius galite saugiai ir užtikrintai naudotis skaitmeniniais finansais bet kuriame amžiuje. O dabar kviečiame jūs į praktinę dalį, kur galėsite pritaikyti savo žinias, atlikdami praktinius pratimus ir dirbtiniu intelektu paremtas užduotis. Pradėkime. Dėkojame, kad žiūrėjote vaizdo įrašų seriją apie skaitmeninių finansinių paslaugų pagrindus. Daugiau praktinių žinių apie paslaugas ir saugumą rasite tolesniuose programos skyriuose, tad tęskite šią mokymosi kelionę. Šis užsiėmimas baigtas. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite programą studijoje, kad įgautumėte daugiau skaitmeninio finansinio raštingumo įgūdžių. Sėkmingai baigę mokymo kursą gausite skaitmeninį ženklelį, pasiruošę naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis.